Ho, kalėdų senelio skambutis. Pum, grįžtu pas visus mūsų klausytojus su labai svarbia misija. Bandysiu paskambinti Eitvidui. Pum. Alio. O, dar neatsiliepė. Aš galvoju, jau atsiliepė. Alio, laba diena. Labą dieną. Ar galėčiau kalbėti su Eitvidu, čia kalėdų senelis? O, labai malonu. Tuoj perduosiu Ačiū telefoną labai. Eitvidui. Gerai, Eitvidukai tau skambina. Nu, atsiliepk. Pum. Alio. Labas, Eitvidai. Kalbėk. Labas, čia kalėdų senelis, ar nepažinai manęs? Žinau. Žinai, ar ne? Labai puiku, ar laukiai mano skambučio? Taip. Labai puiku. Kaip tu gyveni, Eitvidai? Ką veiki dabar? Gerai. Ką veiki? Valgau, žiūriu televizorių. O, supratau. Ką žiūri įdomaus? Kempiniuką pasiekelnį. O, žinau šitą. O, sakyk, ar buvai mokykloje šiandien? Buvau. Nu ir kaip tau mokykloje sekasi? Gerai moku matematiką, lietuvių, dar kažką. Koks šaunuolis, ir matematika, ir lietuvių, gerai. O sakyk, kiek tau yra metų? 8. 8, o žinok, skambinu labai daug vaikučiam, kuriem. Ir dabar tau pat paskambinau ir klausiu, kiek metų, paskui bandau atspėti, žinai, kelintoj klasiai. Aš pabandysiu atspėti, kad tu esi 2 klasiai. Ar teisingai ar ne, pasakyk? Taip. Nu va, matai, atspėjau. O sakyk, ar rašėjau man laišką? Nu jau toj parašyti. Gerai. Nu, mes aišku, aš tau jau paskambinau, bet gali man dar ir parašyti ir priminti, nes aš, žinok, labai daug laiškučių gaunu ir labai daug skambinu vaikams, tai man būna, kad kartais va tiesiog net susipainio. Jeigu tu dar parašysi laiškelį, tai tikrai žinosiu, kad va čia Eitvido laiškas. Dabar norėjau paklausti tokio dalyko. Sakyk, ar tu moki kažkokį eilėraštuką? Palauk. Nu, pagalvok. O kokį tu? Ne, niekam nežinau. Nežinau. Nu, palauk, o žinai, šitą aš tau pabandysiu padėti. Eglutė skarota, ar man visi vaikai šitą labai sako, aš net atsimenu jau, žinok. Ar žinai šitą? Eglutė skarota, eglutė žalia, nežinai šitą eilėraštį? Nu, žalia. Žalia, teisingai. Na, eglutė, aš pats pamiršau, eglutė skarota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jie lanko šilę. Žinai šitą eilėraštį? Ne. Nelabai. Nu, ilgas labai. Labiausiai daugiau moku apie 3 paršiukus. Nu, apie 3 paršiukus. Nu, pasakyk, o tokio nežinau. Palauk, aš jau atsinešu. Kartai gyvena 3 paršiukai. Aha. Kartai kitos. Na, ir ką tie paršiukai? 3 veikia. Vien dalykas, 3 paršiukai gyvena ir dar 3. Vienas už šieną, vienas už sakų, vienas už baltų
Tai pamatė vilkas, vilką pamatė ir... Taip. Pamatė jau kalto jam dalykus. Pamatė vilką ir... Ir visi trys ėjo į namelį savo. Taip. Ir tada... Ir kas toliau buvo? Ir vilkas stipriai upusė namelį ir uputė labai stipriai namelį. Taip. Visų jėgų ir tada pačiuką kaltą pamatė vilką įbėgo į asakų namelę, kitą pačiuką. Ir... Taip. Ir viskas? Ar dar toliau kažkas šiandien? Ai, tada irgi labai daug visų jėgų labai, dar labai stipriai uputė ir irgi ėjo du pašeliai į kitą namą ir tada bandė tas vilką bandė visų jėgų, nepavyko, dar kartą nepavyko ir pasako vilką įleiskis mane. Ir pasako pašiukai, ne. Ir tada vilkas padarė tie pašiukai pastus. Padarė labai karštą puodą, darė tą kaminą ir dar... Taip. Puodą karštą ir... Ir tada tas vilkas lipo į kaminą, užsileido kaltą koją, uodegą užsidegino. Aik tu sau! Tada tie pašiukai padėjo jam, pasako, nebeimsi daugiau mūsų, pasako, taip, jau kalto. Ne, tada pagydo uodegą ir tada jau užsidraugavo. O tu matai, kaip fainai. Valgė pyragus ir viskas. Kaip aš džiaugiuosi, kad taip gerai pasibaigė. Man jau, žinok, baisu pasidarė, kad šitaip vilkas labai negerai, galvoju, čia su ta uodega dabar kaip čia bus. O čia susidraugavo, pavisgi ar ne, pagydė tą uodegą. Nu puiku, Eitvidai. O sakyk, kaip su tėveliai sutarė, ar klausai tėvelio, ar geras esi? Kartais. Kartais? Truputį būna visko, ar ne, gal, kad nepaklausai? Nieko, aš manau, visko būna, bet tu būsi kitais metais labai geras, aš manau, ar ne? Tai dabar, žinai, ar teisingai, Eitvidai, ar būsi geras? Aha. Nu, puiku. Tai dabar tada aš noriu paklausti, jeigu būsi geras, ką tu norėtum gauti dovanėlių? Kokios dovanos norėtum? Nuo kalėdų senelio. Norėčiau tokio dalyko, kur yra žaidimų traša, įvažiuoji mašinos, pasuki, būna visą baltą mašiną, važiuoji, pamelki ir šaltą vandenį ir tada grąžini spalvą. Supratau. Mašinų traša. Trasa mašinų, žinau, labai vaikai mėgsta šitą dalyką. Ir dar norėjau tokio Lego Faleiską, norėjau dar. Lego Faleiską.
Lego paveikską norėjau. Lego, Dar, taip. ir dar norėjau tokio gyvūnėlio. Gyvūnėlio. Tokio dalyko, kur yra va taip palotai maitininu, kur yra... Klausyk, tai čia gal tas elektroninis, ar ne? Vadinasi, gyvūnėlis toks, kur paliesti, gal aš žinau, labai vaikai šitos mėgsta irgi. Eitvydai, aš viską užsirašiau į kompiuterį, turiu nešiojamą kompiuterį, rašausi. Ir dabar aš tau noriu palinkėti gerų švenčių, lauk dovanėlių, lauk kalėdų senelio. Ir kągi, ačiū labai, kad taip įdomiai su manim pakalbėjai. Linksmų gerų tau švenčių. Ačiū. Ate, Eitvydai. Ir tau. Ačiū labai. Ate. Ate. Ate.